Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas ir jo produkcija gerai žinomi ne tik mūsų Respublikoje. Direktoriu, štai prieš mane jūsų laikraštukas pramonės kelių. Pirmasis šių metų numeris ir numeris prasideda tokiu sakiniu. Tokių sunkių metų kaip praėjusiai sunkiai beatmena net kombinato senbuviai. Ar čia teisybė? Nu, su to teiginiu nesutikti negalima. Praeitais metais antrą ketvirtį sutrikęs miško tiekimas padarė savo. Negauta miško nei planuota metinė kiekio, o blogiausia, kad antrą pusmetį mes jo gavom žymiai mažiau kaip pirmą pusmetį. Nežiūrint visų pastangų, mūsų metų rezultatai vis tik tai yra iš tikrųjų labai blogi. Nepagaminam 5 milijonų numatytos produkcijos arba 10% mažiau negu buvom jos planavę. Kaimo statybininkai, o kartu ir užsakovai negavo 550 namų komplektų. Kombinatas negavo 2 milijonus planuoto pelno. Namų konstrukcijų gamykla, kuri dirbo importinių rengimų pagrindą, atskirais mėnesiais dirbo tik tai 30% galingumų. Buvo mėnesiai, kada mes gaminam 80 komplektų namų. Buvo, kada gaminam 160 komplektų namų. Kai kuriuose baruose darbininkų atlyginimai sumažėjo iki 40%. Šio rezultate daugiau kaip 600 darbininkų atsiskaitė iš kombinato. Tai mūsų aukso fondas. Per eilę metų pirmą kartą turėjom naudotis banko kreditais. Tuštoka ir mūsų einamoji sąskaita. Buvo atvejai, kada mes negalėjom laiku atsiskaityti su mūsų žaliavų ir medžiagų tiekėjais. Blogiausia matyti, kad turim problemų su kombinato kolektyvo psichologiniu klimatu. Manau, kad jau turim rimtą pagrindą abejoti, ar yra teigiami poslinkiai vykstant persitvarkymui šalyje. Mes primenam prastai organizuotą kooperatyvą. Gavom medžiagų žaliavų dirbam, negavom nedirbam. Materialinis techninis tiekimas prognozuojamas vos ne kaip oro prognozė, kad ir prasčiausiais stagnacijos metais tokios stambios kaip mūsų Respublikos įmonės toks smukimas tikrai būtų tapęs aukščiausių lygio svarstymo objektui. Tačiau dabar, nors apie mūsų šią padėtį buvo ne kartą įrašyta spaudoje, ir mes rašėm, ir kiti rašė, apie tai kalbėjo mūsų deputatė draugė Kazakevičiūtė aukščiausios tarybos sesijoje, tačiau kokios tai tokios stipresnės reakcijos arba bent jau rezultatų pasiekti, kaip pat matot, rodo skaičiai nepavyko. Metai prasidėjo ir jau reikia negalvoti, jau tenka dirbti šiais metais. Nu, dėja, aš turiu konstatuoti, kad padėtis praeitų metų kartojasi, tik bijau, kad blogesnių variantų. Tad ar sugebės šio eksperimentinio kombinato kolektyvas palaukti, kol sugrįš geras įmonės vardas?